Tai pasiryžau šiandien padaryti šitą pasakojimą apie 1957 metų Rygos radijo gamyklos aukščiausios klasės radijo imtuvo festivalis. Pagamintas jisai buvo pasižiūrint į vakarų Vokietijos Sabo koncerno Freiburg 3DS Automatic modelį. Tai žinoma, niekur oficialiai neskelbiama, bet labai jau daug sutapimų tokių, kaip distancinis valdymas pasijungia, automatinės stočių paieška, stoties palaikymo funkcija. Paskui diapazonų perjungimas buvo vykdomas elektros variklių pagalba. Net pabandysiu nekalbėti, gal girdėsis. Modelis labai sėkmingas, labai sėkmingi dinamikai. Čia Rygos dinamikų bruožas yra tiesiog. Pabandykite išgirsti arba galbūt pajusti tą skambesį. Oficialiai jo garso dažnių diapazonas visai nestebuklingas. Nuo 40 iki 12 500, bet pabandykite girdėti. Didinu aukštus. Kaip pasikeičia skambėjimas. Reikėtų truputį ir kad šiuolaikiniam žmogui jau būtų įdomus šitas radio aparatas, tai įdėta nauja funkcija, tai galima klausyti savo muziką per Bluetooth'ą. Pabandom išgirsti. Ir pabandau pademonstruoti, kągi čia galima padaryti. Glausis. Gal neišlys kokia reklama. Ir žinoma, ta melodija negali būti lietuviška, nes autorinės teisės paskui pjaunas ir, pavyzdžiui, Lietuvoje gali nerodyti viso šito video. Tai paleidžiu kinišką įrašą. Gal kažkam tai patiks.